Sveiki, mėlyjei. Noriu pasidalinti su jumis apie savo, jeigu ir ne pačią didžiausią, tai bent vis tiek didelę klaidą, kurią aš darydavau ir kodėl taip galvoju, kodėl man labai maišė santykiuose su žmonėmis. Ir aišku, šeimoje, nes žmona tai artimas, vaikai artimi, tėvai ir taip toliau. O bėda, brangieji, bent jau aš taip suvokiu, kad aš nemokėjau atskirti nuodėmės nuo nuodėmingo žmogaus. Tiesiog nuo žmogaus. Aš visada laikydavau nuodėmę tą žmogų. Mane paragino pasidalinti tiesiog su žmona. Kalbėjomės ir analizavome. Aš bandžiau jai paaiškinti ir labai tikrai sunku buvo. Manau, kad dabar taip nebus. Gal kažkam taip pat bus sudėtinga suprasti, bet aš jums noriu pasakyti, kaip aš žmonai pasakiau tokį pavyzdį. Vat sakau, savo žmonai aš sakau, aš turiu žmoną ir mano žmona ne visada elgiasi, taip gražiai, tinkamai, kad, sakykime, jos poelgis būna kažkada toks, ne visiškai gražus, sakykime, galbūt netgi nuodėmingas toks. Ir ne tik su manimi, bet su kitais. Bet jeigu kalbant asmeniškai, ir kaip man Dievas davė suprasti, kad reikia nuodėmę atskirti nuo žmogaus ir tada tu visiškai kitaip matai visą situaciją ir iš tikrųjų labai keičiasi gyvenimas. Tai aš žmonai taip ir pasakiau. Mano žmona, ten būna, kad pasielgia, tikrai kažkaip tai netinkamai, nuodėmingai. Ji sutiko, sako, taip. Tai ir man, sakau, nepatinka jos tas elgesys, jos ta nuodėmė. Bet tai nereiškia, kad man nepatinka mano žmona. Mano žmona, kaip žmogus, aš ją myliu ir turiu mylėti. Man Dievas ją davė, kaip sakant, iš žmonas, palaimino mane. Ir žmona taip pat palaiminta manimi, bet ir aš dariau labai negerų dalykų. Ir dar galiu pateikti tokį pavyzdį. Sakykime, koks nors žmogus, vardu dėkime Petras. Ir jis rūko cigaretės. Dauguma žmonių supranta, kad tai yra negerai. Tai neduoda sveikatos ir iš viso šlykštus reikalas. Ir tai yra nuodėmė, nes Dievas sako nežudyk. Jeigu tu save kažkaip žudai, tai jau yra žudai. Ir dabar, tai kas čia blogas? Dabar, ar tas Petras blogas žmogus yra, kai tu jį matai, kai jis rūko? Ar jo ta nuodėmė, tas, ką jis daro? Šito atveju jis rūko. Tai aš suprantu, kad Petras galbūt iš viso nėra blogas žmogus, jis gali būti netgi nuostabiai puikus žmogus. Bet jo šitą nuodėmę, nepatinka. Dievui nepatinka ir galbūt, kokiems artimiesiems gal jis rūko arti ir smirdi ten tie dūmai visi. Arba, sakykime, gali būti alkoholis. Žmogus geria, vartoja alkoholį, atitinkamai elgiasi kvailai, neadekvačiai. Ir žmona pradeda nekęsti savo vyro, todėl kad ji neatskiria, kaip sakant, savo vyro nuo jo elgesio. Ji turi neapkęsti to elgesio. Tiesiog kaip jis elgesi. Ir ji tada visiškai kitaip kalbėtų su savo vyru, jeigu sakytų man, Petrai, nepatinka, kai tu vartoji alkoholį labai dažnai, paskui tu kvailai elgiesi, galbūt nori sėsti už vairo ir važiuoti, žmona neleidžia, sako,
ką tu kvailas visai, nori teisės prarasti, paskui mes nebeturėsime, kaip sakant, ir galbūt susėję su darbu, labai reikalingos gali būti teisės. Ir ji protingai viską sako, viską šneka, bet jos kalba labai skirsis. Ten nebus pykčio, nebus smerkimo, nebus teisimo. Kodėl? Todėl, kad ji myli Petrą, savo vyrą, bet nemyli jo elgesio, reiškia nuodėmės. Brangieji, pažvelkime į Jėzų. Kai buvo su Jėzum, kai jis buvo ir kai dabar yra. Jėzus, sakykime, Dievas, jis tikrai negali pakęsti nuodėmės. Nuodėmė su Dievu tai, niekaip. Nikokiu būdu, mes žinome tai. Bet to atsakykime, kaip minėjau savo pasidalinime, ten sakykime apie sugautą svetimaujant moterį. Na va, jis tą moterį kaip savo dukrą, jis mylėjo, jis ją netgi apgynė ir jos nepasmerkė. Bet jos ta nuodėmė, tikrai Dievui jis yra pasakęs, nepaleistuvaukit. Dabar pavyzdžiui, nevokit yra taip irgi Dievas pasakęs. Tai dabar žmogus, jisai, aš nesakau, ten ta liga yra, kaip ji, kleptomanija, man atrodo, vadinasi, jei neklystu. Ir kai žmogus jau, tikrai nebegali, jis tampa priklausomas nuo to, jis turi kažką parduotuvėje būtinai ar kažkur pavogti, nes jis serga jau ta liga. Bet sakykim paprastai, žmogus vagė, bet kur, bet ką ten, nesvarbu, pavyzdžiui, jokį neduosiu, jis vagė. Aišku, mes suprantame, kad vogti tai yra, negerai. Mes savo vaikų tikrai nemokysime, kad jis mokykloje apvogtų savo klasioką, pavogtų tušinuką, dar ką nors. Gali būti, kad ir moko, bet aš turiu omenyje jau žmonės, kurie tikinti žmonės, žinantis Dievo įsakymų. Gali būti ir netikintis, jie vis tiek žino irgi, kad yra girdėję, kad vogta yra tikrai. Jie žino, kad jeigu juos apvogs, jiems bus blogai. Ir jeigu jie kitą apvogs, tai pat tam žmogui bus blogai. Ir jisai nevogs dėl to, kad suprasdamas, kad kitam skaudės, kad jie apvogs jam skaudės, tai jis nenori taip gyventi tiesiog. Tai brangieji, kaip atskirti, reiškiasi, nuodėmes nuo žmogaus. Ir kas darosi? Kai aš nesugebėjau, aš kai matydavau, kad mano žmona kažką tokio padaro, aš iškart man norisi pykti, man sukelia pykti. Ir kai mes pradedame ginčytis, dar mūsų požiūriai gali skirtis į tai. Ir mes pradedam tiesiog bartis, ginčytis. Ir pradedame tujintis. O tu va šitaip, o šitaip, o ten tu va šitaip padarei. Ir tada gaunasi didžiulės bartynės, pradedi labai negerai jaustis. Ir kodėl? Brangiai, aš noriu pasakyti, kodėl dabar ta nuodėmė reikėtų kaip Jėzus, kaip mūsų viešpats, kad myli žmonės, bet nemyli jų nuodėmių. Ir jis nori, kad tas žmogus, kuris daro nuodėmės, kad jis atsiverstų ir nebedarytų jų. Ir jis nori jam padėti tam žmogui. O kaip mes turėtume elgtis panašiai. Mes, sakykime, savo ar antroji pusė, kaip sakant, mūsų, kažkas, kaip minėjau, panašaus vyksta. Aišku, tai nepatinka, nemalonu ir sukelia daug gyvenime problemų, nes tiesiog nuodėmė neša mirtį. Mes žinome, kokia nuodėmės pasekmė - mirtis. Žmogus padarė šiandien nuodėmę, tai nereiškia, kai jis paims dabar tuoj pati numirs. Čia mūsų ne vieno gyvo jau nebebūtų, nes mes visi esam nusidėję kažkom tai. Ir jeigu nelaikome, mes patys nesuprantame, kad kažką tokio esam padarę nuodėmingo, galbūt galvojam, kad mes
vat, nu aš kaip anas, vat, nevagiu kaip tas, negeriu kaip tas, nerūkau, nepaleistuvauju, nu aš esu toks šventas. Ir žmogus taip gali galvoti. Va. Bet jeigu geriau patirinėjus save, nu tai tikrai pagal Dievo žodį mes visi esam nuodėmingi. Visi kažką nusidedame. Tai dabar, kai vat aš pradedu atskirti, mielieji, kai aš pradėjau, tiesiog pasakysiu, man labai nepatikdavo barniai, pykčiai. Ir pavyzdžiui, pamatei žmogų kažką tokio negero padarius, nu, o dar jis, tas žmogus tavo artimas. Ir tau taip skaudu, tau skauda širdį. Bet ir dažniausiai tu pradedi ne kažkaip gražiai kalbėti. Tai gali būti netgi ir vaikai. Mes pradedame pykti. Mums sukelia pykti. Kodėl sukelia pykti mums? Kada mes patys padarom nuodėmes, kažkaip mes to pykčio nelabai jaučiame. Nu, gal jeigu ne tai, brangiai, jūs parašykit komentaruose. Aš neteigiu, kad visa, ką aš dalinuosi, tai yra grina tiesa. Jokių klaidų negali būti. Aš esu klystantis žmogus, dalinuosi savo patirtimis, savo apmąstymais ir labai džiaugiuosi, kai jūs parašote. Tai ir aš dabar nelabai ten liečiu Dievo žodį galbūt, nu aš taip sakau Jėzus Kristus, taip lengviau suprasti yra. Aš patyriau tokį patyrimą, kad kuo aš labiau pradėjau galvoti apie Jėzų Kristų, apie jo kančią, visą, ką jis padarė dėl manęs nusidėjėlio, būdamas teisus. Bet jūs suprantat, mielieji, kad Dievas, jis būdamas teisus, bet kada buvo žemėje Jėzus, jis tikrai galėjo visus teisti. Nu, jis turėjo tokią teisę. Kodėl? Na, vat, jis jokios nuodėmės nepadarė. Ir kai matė žmonės, ten muitininkus, paleistuvius, ten kitus visokius, kurie elgėsi netinkamai, jis tikrai jiems galėjo sakyti, vat, jūs čia elgėtės nedorai. Ir jis yra tokių pasisakymų, bet jis, sakykime, kalbėjo, kritikavo, ar kaip čia ta žodis tiktų, tai tuos veiksmus, kuriuos darė žmonės. Nu, ten fariziejams yra kažkur pasakęs, jūs kaip išbalinti kapai, ten viduje pilni purvo, kaip sakant. Vaikšto tokie šventuoliai, o meilė širdyje, kaip sakant, gerumo visko nėra pas jūs. Vat tokie apsimetėliai, teisuoliai. Ir tai vat, o mano gyvenime irgi taip pat. Va, aš vaikštau toks, kaip sakant, ir, nu, ale toksai geras. Ir kai pamatau žmogų kažką darant tokio netinkamo, ir jeigu dar tai paliečia kažkaip artimiau mane, nu, aš tuoj pat pradedu ką daryti. Aš tuoj pradedu jį teisti širdyje, smerkti. Aš dalinausi biškį apie nusidėjėlę, kurią atvedė pagauti svetmautoją, kurią akmenimis apsvaidyti. Ten pavadinimų yra, kodėl mes šiandien, pagal kokį statymą mes šiandien svaidomėmis vieni į kitus akmenimis. Tai kas nežiūrėjot, pažiūrėkit. O va, toliau tęsiant, tai, va, o kokią aš teisę turiu, pavyzdžiui, nu, va, pykti, šaukti ant savo žmonos, kai ji kažką padaro negero. Aš galiu ramiai, gražiai išsakyti, kad aš negerai jaučiuosi, kai ji šitaip elgiasi, ar kažkaip, ir bandyti gražiai pasikalbėti, kad mes paprašykime Dievo, kad jis mums padėtų tiesiog, nes ir aš esu nekoks, kaip sakant, būnu nekoks. Aš nesu, sakykime, aš tikiu, kad, nu, yra, aišku, žmonių tokių piktų, bet jie tikrai negimė tokiais. Nu, visi gimė mažiukais vaikais. Jie, kaip sakant, po mamos krūtinę
pilvelyje buvo nešiojami. Ir kaip sakant, o ką jie buvo padarę? Nu, jie nieko nebuvo padarę. Jie tiesiog atėjo į gyvenimą, jie mokinosi kalbėti, vaikščioti, viską. Ir kiek vaikų tokių yra, kaip sakant, mirė mažiukų dar. Nu, galima sakyti, tai ką jie nusidėjo? Nu, tai jie nei vogti, nei pažinti Dievo, nei, nu, iš viso jie nieko nespėjo gyvenime. O jau sakoma, kad žmogus parduotas dar negimęs. Vat aš suprantu, kad aš dar negimęs jau buvau, kaip sako Paulius, parduotas nuodėmės vergystėn. Kodėl? Mes žinome per mūsų protį, per Ievą ir Adomą, kai šėtonas sugundė, kai jie nepaklusė Dievui, kai jie nusidėjo toliau žmonėje. Ir viskas, ir taip toliau viskas ir klostėsi. Ir mes visi šiandien, ir mūsų dabar, vat, jeigu aš dar neturiu ne vieno anūko, vat, jeigu Dievas padovanos man anūką ar anūkėlę, ji jau bus parduota nuodėmės vergystėn. Nes jie ateis į šitą nuodėmingą pasaulį ir greičiausiai, vat, ir iš manęs, ir iš savo tėvų, sakykime, mano vaikų ten, ar marčios, ar žentas, kaip sakant, ten ir kaip išmoks visokiausių tokių, o ką, išmoks ir keiktis, išmoks ir gal kažką ir pavoks, ir nereikės nei mokinti, patiks daiktas, vat, ir pasiims nesiklausus, ir viskas, ir bus vagystė. Ir ką dabar mes šitaip vat augame, išmokstame, kaip sakant, viso to blogio, visų tų nuodėmių, dar čia ir tas piktasis nelabasis aplinkui laksto riaumodamas kaip liūtas, tyko mus praryti. Nu tai dar, jeigu neturime santykius su Jėzumis, nu, nėra kas mus perspėtų, apsaugotų, duotų supratimą, kur kaip elgtis, kaip sakant. Ir, nu, į ką mes ir patikim, kaip ta Ieva su tuo Adomu šėtonu ten visokiais tais gundimais, kaip sakant, ir visko. Ir kaip lengvai mes tuoj supykstame, pasmerkėme, nuteisėme. O šito mes, kaip ir aš suprantu, kaip ir neturėtume daryti. Nes dabar žemėje iš viso, kiek čia ten maždaug sako apie 8 milijardus, kiek ten gali būti žmonių, tai sako, kad nėra teisaus nei vieno. Tai kodėl mes galime teisti savo žmoną širdyje, teisimą širdyje. Vat kaip sunku suprasti. Aš žmonai, kai noriu pasakyti arba kažkam savo iš artimųjų, kad, nu, mano atžvilgiu ir netgi galiu pagrįsti Dievo žodžiu, pavyzdžiui, kad tavo elgesys dabar buvo nuodėmingas. Ir tas žmogus iš karto priima tai kaip kaltinimą. Tu mane jau kaltini. Tu mane teisi, tu mane kaltini, tu mane smerki. O kodėl konstatavimas, sakykime, fakto, jo, vat, atvedė tą nusidėjėlę ten, svetimaujant, pagautą svetimaujant, atvedė, nu jie faktas, nu, sako, mes matėm, pagavom, viskas, ją svetimaujant. Mozės įstatymas mums tokias liepia užsvaidyti akmenimis. Va, tai įstatymas. O koks įstatymas šiandien mums duoda teisę, kur parašyta būtų, kad mes galime teisti, smerkti. Nu, valstybiniai įstatymai taip yra, bet Dievo įsakymai ir įstatymai išeina taip, bent jau jeigu aš neklystu ir gerai viską suprantu, kad aš pradedu teisti žmogų, kažkaip jį teisti, smerkti, aš pasiimu Dievo vaidmenį savo. Aš jau tampu, aš turiu būti be nuodėmės, aš turiu būti pats Dievas, nes Dievas gali teisti žmogų. Dėl to šventame rašte ar Senajam testamente, man atrodo, kad palikite teismo man. Reiškiasi, nekeršykite, neteiskite žmonių, kaip sakant, ten dar sako, kokiu teismų teisė ar seikės, kažkaip dabar neprisimenu, brangiai, bet vat šitokie dalykai ir jie labai maišė mano gyvenime. Vat šiandien man daug lengviau, aš nesijaučiu tom Dievu, aš jaučiuosi nuodėmingu žmogumi ir labai nuodėmingu,
Ir žinote kodėl? Todėl, kad kuo arčiau tu Jėzaus, kuo arčiau šviesos, vat įsivaizduokite, kad tamsi naktis, aš einu ir įsivolioju visas purvynę. Aš toks purvinas, bet ant tiek naktis tamsi, aplinka tamsi, kad aš savo purvinumo nematau. Ir ateina šviesa. Va, sakykime, saulė apšviečia mane. Šiuo atveju aš sakysiu Jėzus, nes Jėzus yra tiesa, kelias ir gyvenimas. Tai va, jis yra mūsų viešpats. Jis nepadarė nė vienos nuodėmės ir mirė už mus nuodėmingus. Tai kada tu turi santykį su Jėzum, kuo tu labiau pažįsti Jėzų, kuo tu labiau su juo bendrauji, kuo tas santykis didesnis, tu supranti, koks Dievo šventumas, begalinis. Ir matydamas tą šviesą, tu tiesiog matai tokį savo purvinumą, pakol supranti, kad taip kaip laidoja žmonės ir sako, iš dulkės gimei, į dulkę ir pavirsi. Va čia vėl Dievo žodis. Tai tu realiai pradedi suprasti, koks tu esi dulkė. O kadangi jeigu mes visi esam dulkės, tai kodėl mes būdamos dulkės dulkiname vienas kitą, atsiprašant, jeigu šitaip kilimą galima irgi taip pat dulkės išdulkinti iš kilimo. Čia ne kokia bloga prasme. Ir mes valgome vienas kitą. Aš valgau žmoną, žmona mane valgo. Netiesioginė prasme, bet šitaip gaunasi. Ir tai labai šlykštu ir bjauru. Nuo tų bartynių mes jausdavomės, jaučiamės abudu. Mes nemokame taikiai ir gražiai išspręsti iškilusių problemų. O šventas raštas, Dievo žodis sako, kad jų tikrai bus. Visko bus gyvenime. Karų, badų, marų, nesutarimų, išdavysčių ir taip toliau. Brangiai, dar noriu paminėti, kad kas man padėjo, kaip sakant, sakiau, nuodėmingumą savo suvokti ir suprasti, tai artėjimas prie Jėzaus arba Jėzus, kada atranda tave, kaip tą avelę paklydusią. Šito aš dar nesuprantu, ar čia, manau, kad abipusis toks artėjimas yra, kad tu eini prie Jėzaus ir Jėzus prie tavęs, o šėtonas jis išvis tada traukiasi šalin. Ir jis taip nebegali tavęs gundyti, žmogus keičiasi jo charakteris, keičiasi, jo kūnas gali nepasikeis, bet žmonės jau į tą žmogų žiūrės visiškai kitaip. Jie matys tame žmoguje taip, kaip Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Jie pradės matyti Jėzų. Tas žmogus bus atlaidus. Jis aišku gali ir supykti ir viską. Jėzus irgi supyko, susirišo virvutės ir išvartė stalus ten ir pasakė, nedarykite iš mano tėvo namų turgaus. Piktelėjo. Va. Ir mes piktelėjom ir viską. Bet jeigu Jėzus yra su mumis, mes tikrai elgiamės kitaip. Šėtonas negali taip prie mūsų prisibrauti ir sukelti viso tų, kaip sakant, tokių vaidų, ginčių ir pykčių. Ir mes išsprendžiame tas problemas su Dievo pagalba, tas bėdas. Ir kuo daugiau su Jėzu bendrystės, kuo daugiau artimesnis gyvenimas su viešpačiu, tuo mažiau žmogus bedarai klaidų, nuodėmių ir tiesiog tas elgesys tavo labai keičiasi. Tai, brangieji, gal šį kartą tiek, jei kam padėjo šitas mano pasidalinimas, kuom nors ir pagerės jūsų santykiai su jūsų antrąja puse arba su aplinkiniais žmonėmis, jeigu jūs matysite juos kaip žmonės, kurie gimė ir per gyvenimą išmoko visokiausių, blogiausių, kaip sakant, o kaip ten viskas dėliojasi, jau tik tai Dievas te žino. Ir nebent žmogus mums pasipasakotų. Aš daug dalinuosi apie savo gyvenime, kiek įvykių įvairiausių buvo ir tie įvykiai mane formavo. Mano patirtis, mano skausmai, iškentėjimai. Bet aš noriu dar pridurti, kad pavyzdžiui, aš prašiau Jėzaus, Dieve, duok didesnį suvokimą
ką tu padarėjai dėl manęs. Nu, aš suprantu, paėmė prikalę prie kryžiaus, tu numeriai, bet va ten visos išdavystės, visą, ką tu iškentei, kaip man suvokti mano šito protu, kaip man suvokti. Ir žinote, man Dievas davė, va žinot, jūs suvoksite, kai jūs kas nors parduos. Va jeigu žmogų pardavė, kaip sakant, nu, nebūtinai už 30 sidabrinių, va jūs išduos. Jūs išduos jūsų artimas žmogus, su kuriuo jūs vaikščiojate, bendravote. Vat jūs išduos jūsų vyras arba jūsų žmona. Ir jūs patirsite didžiulį skausmą širdėje. Ir tada suprasite, ką Jėzus jautė, kai jį išdavė. Vat jeigu jūs prie kryžiaus prikaltų, jūs suprastumėt, ką kentėjo Jėzus, kai jį prikalė ant kryžiaus. Nu, duok Dieve nepatirti jums šito supratimo, kad neprikaltų jūsų niekas. Kita, sakykime, kai Petras išsižadėjo, išsigynė Jėzaus, vat, kiek kartų kažkas iš mūsų išsigename, sakykime, artimieji, vat pasako, aš išsižada, kaip sakant, vat mama išsižada alkoholiko sūnaus arba narkomano, sako, tu man nebe sūnus. Vat tas žmogus, kuriam šitai pasakė ir jis patiria didžiulį skausmą, jis yra šėtono vergijoje. Jam reikia Dievo pagalbos, kad jį išlaisvintų iš tos vergijos, iš nuodėmės tiesiog vergijos, o mama sako, aš tave įsižadu. Va, ir tada žmogus gali paskui vėliau suprasti, vat, ką Jėzus patyrė. Vat, visokie tokie išgyvenimai, vat, kaip jūs galite patirti. Va jūs atleisite kam nors didžiulę nuodėmę. Nu kažką vat, jums padarė tokį labai skaudaus. Kaip aš, sakykime, kai esu dalinis, kai Dievas padėjo man atleisti tam žmogui, kuris nužudė mano mamą. Va, ir tada tu supranti, ką reiškia atleidimas. Ką reiškia atleidimas, kai Dievas atleidžia sunkes ir visas nuodėmes atleidžia, jeigu žmogus gailisi. Aš taip suprantu. Bet atgaila turi būti tikra. Vat Judas, jis atrodė kaip ir gailėjusi, jis nuėjo į šventyklą, numetė 30 sidabrinių atgal, sako, pasiimkite tuos pinigus, man nereikia. Bet kodėl jis nuėjo ir pasikorė? A jums neiškilo, brangieji, klausimas? Kodėl? Todėl, kad jis savęs gailėjo. Jis savigaila, jis galvoja, kaip aš čia susimoviau šitaip. Va, kaip aš šitaip galėjau susimauti. Ir vienas dalykas dar įtakojo mano supratimu tai, kad iki to, kol Judas išdavė Jėzų, juk buvo aukojami avinėliai. Aišku, jie buvo nurodymas į viešpaties auką, į nekaltą Jėzaus Kristaus auką. Bet vis tiek žmonės dėdavo rankas ant tų avinėlių, juos paukodavo, tuos nekaltus avinėlius. Ir žmogus taip naidavo rame dūšę, kaip sakant. Nu va, viskas. Jam, kaip sakant, avinėlis mirė už jį. Kaip sakant, jis turėjo mirti, nes nuodėmės pasekmė mirtis, bet mirė nekaltas avinėlis. O Judas nuėjęs pas šventykloje esančius tuos kunigus, jis pametė. Ir ką jie jam atsakė? A kas mums darbo? Kas mums darbo, sako? Va, kad jie būtų paėmę avinėlį, papjovę, o Judui būtų liepę sudėti rankas ant to avinėlio, Judas būtų pagalvojęs, kad jam atleista. Va, nes avinėlis mirė už jį. O kadangi jie pasakė, eik, tavo problemos yra. O kiek dažnai mes taip, mylėjai, pasakome, čia tavo problemas. Eik, žinai, o mums reikia pasakyti, kad tu tik gailėkis, broliai ir sesė, o Dievas tikrai tau atleis. Vat Petras gailėjusi, kad išsigynė Jėzaus. Ir Jėzus jam sakė, ganyk mano aveles. Tai va, brangiai, ir mes galim ganyti. Nors prisidirbę buvom išsižadėję galbūt ne vieną kartą Jėzaus. Pusę valandos matau, brangiai. Tiek užsikalbėjau. Iki pasimatymo.